Sveikos, brangiosios Karikarpio knygų klubo merginos. Aš esu Deimantė, viena iš knygų klubo adminių bei moderatorių. Ir kartas nuo karto stengiuosi prisėsti, nufilmuoti bei su jumis pasidalinti, kokių grožių aš sulaukiu iš savo Fairy Looto prenumeratos. Tai aš esu užsiprenumeravusi kasmėnesinę 3 knygų kombo dėžutę, kurią sudaro Young Adult bei Romantasy knygos. Ir iš tikrųjų šį kartą jų esu prikaupus už pastaruosius 4 mėnesius, kaip mato, tikrai ganėtinai nemažas kiekis knygų. Tai čia yra knygos už spalį, lapkritį, gruodį bei sausį. Tad nieko ilgiau nelaukiant, pasižiūrėkime iš arčiau. Taigi pradėkime nuo knygų, kurias gavau spalio mėnesį. Young Adult kategorijai priklausanti knyga, kurią gavau spalio mėnesį, buvo Torn Season by Kira Azar. Knyga sudaro maždaug 400 puslapių, o bendras Goodreads įvertinimas siekia net apie 4 balus. Jei internetas manęs neapgauna, tai ši knyga yra autorės debiutas, iš kurio galima tikėtis tokių temų bei tropes kaip Hidden Identity, kas reiškia, kad pagrindinė veikėja slepia savo tikrąjį identitetą, galbūt net kažkokias galias, Enemies to Lovers, kurį tiesiog visos dieviname, su prieskoniu meilės trikampio, bei taip pat yra minima Forced Proximity, kas reiškia, kad pagrindiniai veikėjai dėl kažkokių aplinkybių yra priversti būti bendroje aplinkoje. Na, o pačiame knygos dizaine dominuoja violetinės bei auksinės spalvos motyvai, stulbinančio grožio endpapers bei skaitmeninis autorės parašas. Toliau turime Romantasy knygą Savage Blooms by S.T. Gibson, kurią sudaro maždaug 450 puslapių, o bendras Goodreads vertinimas siekia 3,44 balo. Knygos aprašyme yra įvardyjami šie tropes bei temos. Forced Proximity. Taip pat knygoje dominuoja gotikinis erotinis romanas su white shoes bei queer elementais, tad jeigu kažkas galvojate šią knygą skaityti, turėkite omenyje, kad siužete tikrai stipriai dominuoja įvairios spicy scenos. Tai nėra pirmoji šios autorės knyga ir vienas žinomiausių jos darbų yra A Dowry of Blood, turintis daugiau negu 100 000 vertinimų Goodreads ir bendrą įvertinimą 3,93 balo. Galiausiai turime adult knygą Alchemy of Secrets, parašyta autorės Stephanie Garber, kurią sudaro 322 puslapiai, bendras Goodreads vertinimas siekia net 3,88. Sprendžiant pagal knygos aprašymą, galima tikėtis lenktynių su laiku, magiškų artefaktų bei lobių medžioklės ir visų daugumos turbūt mėgstamų Morally Grey veikėjų. Knygos siužetas vyksta viešbutyje, ką galima matyti ir iš knygos dizaino, kuris tiesiog alsuoja Didžiojo Gatsbio estetiką. Šiaip ši autorė daugumai yra žinoma dėl savo Young Adult kūrinių Caraval bei Once Upon a Broken Heart, kuri šiaip neseniai buvo išversta ir į lietuvių kalbą. Na, o Alchemy of Secrets, jei neklystu, yra šios autorės pirmasis debiutas būtent adult kategorijoje. Na ir su šia knyga užbaigiame spalį gautų knygų peržiūrą. Toliau turime Fairy Loot 3-book kombo prenumeratos knygas gautas lapkričio mėnesį. Pirmiausia, turime Young Adult knygą pavadinimu Seven Deadly Thorns, parašyta autorės Amber Hamilton. Ją sudaro maždaug 370 puslapių, o bendras Goodreads vertinimas siekia apie 3,6 balo. Ši knyga yra autorės debiutas, iš kurio galima tikėtis tokių tropes, kaip jau daugumos pamiltas Enemies to Lovers, taipogi Forced Proximity, mano asmeniškai labai mėgstamas Fake Dating, ir ši istorija yra inspiruota Snieguolės pasakos bei motyvų. Na, o iš endpapers matom, kad galime tikėtis ir tokio šiek tiek Draco bei Hermionos vaibo, kas turbūt dėl neseniai išleisto Alchemist pastaruoju metu yra tikrai gan populiaru knygų pasaulyje.
Toliau turime romantasy knygą To Cage a Wild Bird, parašyta autorės Brooke Fast. Knyga yra beveik 400 puslapių, o bendras Goodreads įvertinimas siekia net 4,04 balo. Ši knyga yra autorės debiutas ir pagal internete rastą aprašymą iš jos galime tikėtis Forbidden Romance, Forced Proximity, taip pat Dystopian Survival Games bei Found Family elementų. Ir kaip galite spręsti iš viršelio, knygos settingas yra kalėjime, o romano linija vyksta tarp kalinės ir jos kalėjimo prižiūrėtojo. Kas dar mane sudomino knygos aprašyme, tai kad pats kalėjimas yra naudojamas turtingų žmonių tam, kad jie dėl savo sportinio intereso galėtų atvykti ir medžioti ten esančius kalinius. Tai tokia šiek tiek unikalesnė idėja. Ir galiausiai turime lapkričio adult knygą Fallen City by Adrienne Young. Knyga sudaro maždaug 420 puslapių, bendras Goodreads įvertinimas siekia 3,65 balo. Šios knygos aprašyme yra minimas Forbidden Romance, taip pat Enemies to Lovers, galime tikėtis dystopian pasaulio su dievais bei deivėmis. Ši knyga nėra pirmasis autorės kūrinys, Adrienne Young yra išleidusi ir kitų knygų, porą jų tokios net, sakykime, populiaresnės ir kartais šmėžuoja buktoke. Tai yra The Unmaking of June Farrow, turinti 4,11 balų vertinimą Goodreads, bei Fable, turinti net 4 balų vertinimą Goodreads. Ir tai buvo paskutinioji knyga, kurią gavau lapkričio mėnesį, o toliau judame apžiūrėti knygų, kurias gavau iš gruodžio mėnesio subscription dėžutės. Kaip jau įprasta, pradėkime nuo Young Adult knygos, kuri gruodžio mėnesį buvo Cold Wire, parašyta Chloe Gong. Knyga sudaro apie 480 puslapių, o įvertinimas Goodreads siekia 4,03 balo. Aprašyme knyga apibūdinama kaip cyberpunk dystopija, kurios siužete galime laukti survival games, o romano linija mums žada Rivals to Lovers bei Found Family elementus. Cold Wire nėra pirmasis šios autorės kūrinys, Chloe Gong yra parašiusi ir kitų knygų serijų. Viena tokių ir net virš 170 000 skaitytojų vertinimų Goodreads platformoje sulaukusi yra These Violent Delights ir kiek mažiau žinoma, bet virš 4 balų turintį įvertinimą Foul Lady Fortune. Toliau turime romantasy knygą pavadinimu We Who Will Die, parašyta autorė Stacia Stark, puslapių net 420, o Goodreads įvertinimas 4,2 balo. Knygos aprašyme minimi šie tropes bei temos. Populiarusis Enemies to Lovers, taipogi Forced Proximity. Iš siužeto galime tikėtis High Stakes Trials, o pačioje knygoje egzistuoja vampyrų bei žmonių dinamika. Šis Fairyloot leidimas buvo gan laukiamas, nes pati autorė Stacia Stark yra gan žinoma buktoko bendruomenėje dėl kitos savo knygų serijos, kuri dažnai rekomenduojama toms, kurioms patiko ACOTAR, ir tai yra A Court This Cruel and Lovely. Ši bent jau pirma knyga turi virš 4 balų įvertinimą Goodreads platformoje. Ir galiausiai turim paskutinę gruodžio knygą, ir tai yra adult knyga Dawn of the Firebird, parašyta autorės Sarah Mughal Rana. Joje yra apie 480 puslapių, o bendras Goodreads vertinimas siekia 3,34 balo. Pasak aprašymą, kurį man pavyko rasti internete, šioje knygoje laukia Morally Grey pagrindinė veikėja, kuris stengiasi įgyvendinti kažkokį tai savo keršto planą. Tačiau pati knyga iš tikrųjų daug labiau yra apie politiką, karą, įvairias intrigas ir joje nėra romano linijos. Man asmeniškai romano linija ne visuomet yra būtina ar privalo būti dominuojanti ir aš iš tikrųjų mėgstu išplėtotus fantastinius pasaulius su daug politinių intrigų, tačiau šitos knygos greičiausiai neskaitysiu, būtent dėl bent jau mano akimis gan žemo Goodreads vertinimo. Ir ši knyga užbaigia gruodžio mėnesį gautų knygų apžiūrą, ir toliau judame prie mano prenumeratos dėžutės knygų, kurias gavau sausio mėnesį. Pirmoji yra Young Adult knyga pavadinimu This One's Daughter, parašyta autorės Roshani Chokshi. Joje yra apie 380 puslapių,
o Goodreads įvertinimas siekia apie 4,05 balo. Sprendžiant iš knygos aprašymo, siužetas turėtų šiek tiek priminti tarsi Magical Bachelor Show, kuriame princas turi turnyro metu išsirinkti savo tinkamą nuotaką. Jeigu jam nepavyksta, tai gali baigtis blogų prakeiksmų ar net jo mirtimi. Tai čia atsiranda mūsų pagrindinė veikėja, turinti tokią šiek tiek ugly duckling istoriją, bei taip pat iš knygos galime tikėtis Fated Love ir Slow Burn. O pati knyga yra gan princesiško dizaino, kas puikiai atspindi ir siužetą. Toliau turime romantasy knygą King of Ravens by Claire Sager. Knyga sudaro maždaug 480 puslapių, o Goodreads vertinimas siekia 4,05 balo. Ši knyga yra autorės debiutas, kurios istorija buvo inspiruota Hado bei Persefonės ir galime tikėtis Grumpy Sunshine dinamikos tarp veikėjų, taip pat labai populiaraus daugumos mėgstamo Enemies to Lovers ir Arranged Marriage. Aš šią knygą visai noriu perskaityti, nes turiu tam tikrą silpnybę varnų motyvams fantastinėse knygose. Ir sakykime, jei aprašymas ir tos varnos nebūtų pakankama paskata man į šią knygą atkreipti dėmesį, tai gale esantis ant paperis įtikino mane iki galo, kad turėčiau šią knygą įtraukti į savo TBR. Ir galiausiai turime paskutinėje adult knygą Graceless Heart parašyta Isabel Ibanez. Joje yra apie 470 puslapių, o bendras Goodreads vertinimas siekia 3,66 balo. Ši knyga yra apibūdinama kaip istorinė fantastika, kurioje mūsų ir vėl laukia Enemies to Lovers bei Forced Proximity, o meilės romano linijoje laukia vaikinas, kuris pirmasis beprotiškai pameta galvą dėl pagrindinės veikėjos. Autorė yra parašiusi ir kitų knygų, viena tokių labiau žinomų ir matomų BookTok'e What the River Knows, turinti 3,83 kablelio įvertinimą Goodreads. Ir tai yra paskutinė sausio mėnesio knyga. Na štai ir peržvelgėme visas 12 knygų, kurias aš per pastaruosius 4 mėnesius gavau iš savo Fairyluto prenumeratos. Aš džiaugiuosi tikrai pasipildžius vėl savo knygų lentyną šiais gražiais dizainais. Fairylutas tikrai retai nuvilia, nors yra buvę tokiu atveju. Jeigu matėt mano praeitą video, tikrai žinot. Bet šį kartą nežinau, tikrai nėra kažko tokio, kas, sakykime, būtų labai iškliuvę ir sakyčiau, kad tikrai ne mano skonio ar nevykęs dizainas. Tai tikrai esu patenkinta. Man visada labai malonu turėti gražias knygas ekspozicijoje ant lentynos. Tai laukiu jūsų komentarų skiltyje, būtinai pasidalinkite. Gal yra kažkuri knyga iš to, ką matėte, kuri tikrai norėtumėt, kad papuoštų jūsų būtent lentyną ir kolekciją. Galbūt kažkurias jūs skaitėt ir turite atsiliepimų, kuriuos galite irgi perduoti, pasidalinti. Man visuomet labai įdomu. Arba gal kažkurias tikrai ruošite skaityti ir būtent naujas gražus dizainas dar labiau jūs paskatins kilstelti tą knygą į savo TBR viršų. Tai labai laukiu jūsų komentarų skiltyje. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Čiau!